Jo. Trumpas komentaras, tarkim, ar ne, kodėl aš nepabėgau iš tos valstybės. Nors visi gudriausi žmonės jau senai iš čia nusiplovė. Ir kaip sako mano draugė, gyvenanti Graikijoje, Lietuva yra žlugusi valstybė. Jis prarado viltį, kad ten kažkas pasikeis, kad kažkokie įstatymai pradės veikti čia Lietuvoje. Aš nebėgu, jau 15 metų, nusakau, durnas kaip bataulas, kaip koks celofanas, kariauja su vėjo malūnais. Žodžiu, situacija tokia, esu žurnalistas. Persekiojamas valdžios 15 metų. Uždaryti 3 portalai. Žodžiu, uždarytas Laisvės laikraštis dar 22 metais, dėl to, kad išspausdino Britų portalų straipsnius. Jau 3 metais uždarytas, niekaip negaliu atidaryti. Dabar paskui uždarė laisvės.info, dabar uždarė laisvės.com. 3 portalai uždaryti. Man nesunku jas atidarinėti. Atidariau naują, vadinasi, uždraustas.com. Ten viskas parašyta. Jūs pavargsit uždarinėti šitos žiniasklaidos priemonės, tarkim. Man žymiai lengviau bus jas atidarinėti, negu jums jas uždarinėti. Tačiau vis tiek, ar tai turi kažkokią tai prasme, ar ne? Ta prasme, kad, bet laivas skęsta, tu bandai tas skylutės kaišio, tačiau matai, kad be jokių šansų, tarkim, ne, kad jokie įstatymai negalioja šitoj valstybėje, ar ne? Tai va, žodžiu, laisvės.com uždarytas pagal žurnalistų etikos tokio naujo inspektoriuko Dainiaus Radzevičiaus, tokio neva žurnalisto, jo, pastangas. Jisai parašė skundą teismui, teismas uždarė. Aš paprašiau, norėjau sužinoti dėl ko tas portalas uždarytas, man parašė, kad ne, tu neturi jokių teisų, nesi bylos dalyvis. Nei gali žinoti, nei dėl ko tas portalas uždarytas, nei pamatytos teismo nutarties, viskas yra slapta. Nors įstatymė viskas priešingai parašyta, negu aiškina teismas. Įstatymė parašyta, kad ta teismo nutartį, kuria uždarytas visuomenės informavimo priemonė, galima skųsti ten vyriausiam administraciniam teismui. Tas teismas turi išnagrinėti per 1 mėnesį nuo skundo gavimo. Tai kaip jūs galvojate, per kiek laiko vyriausias administracinis teismas išnagrinėjo bylą dėl laisvės laikraštis.lt uždarimo? Uždarytas 3 metai. Prieš 3 metus. Teismas turi išnagrinėti per mėnesį. 3 metai ir niekas, nė piršto nepajudino, iš tiesų šiek tiek degradai, suprantis, tai savo tom mantijom, kurie valdžiuką aptarnauja. 3 metai, jo, ne piršto nepajudino, tiesiog byla guli teisme, įstatymė parašyta turi būti išnagrinėta. Dabar uždaro laisvės.com. Ir vėlgi, klausiu teismo, kodėl? Ne, tu neturi teisų žinoti dėl ko. Kaip tarkim, jeigu net prie sovietmečio žmonės siūsdavo, tarkim, į Sibirą, tai bent paaiškindavo už ką, tarkim, ne, arba ten kokia trojka siūsdavo tave sušaudyti, tai bent leisdavo tavo pasisakyti, arba ten kažkaip pareikšdavo kaltinimą, kuo esi kaltinimas. Lietuvoje ne, viskas, byla užnagrinėta už akių, dėl spaudos uždarimo. Tu negali žinoti, negali skūstis, nieko negali, esi visiškas šūdas šitoj valstybei. Jeigu netarnauji šitai valdžiai, jeigu tarnauji savo profesijai, tai yra kritikuot valdžiukė. Klausykit, man jau šitą valdžiukė ir tą valstybę per gerklę lenda. Aš sakau, kiek galima, tarkim, ne? Kiek galima tyčiotis iš įstatymų. Tai aš ir sakau, kodėl aš iš čia nebėgu? Kai pabėgo visi protingi žmonės, ne? Kurie pamatė, kad čia yra fail state. Žlugusi valstybė, čia teismas aptarnauja tik tai valdžią, o ne įstatymą. Teismas tai yra valdžios priedas. Priedas prie valdžiukės. Taip visą laiką buvo celofanas, tai gali labai ten žymiai papasakoti su daugiau detalių ir taip toliau, tarkim. Ne? Tai va, vėlgi, kodėl aš nebėgu? Kodėl turėčiau aš iš čia bėgti? Kaip Neringa Venckienė kažkada klausė, kodėl aš čia turiu bėgti, jeigu tie visi banditai bėga, bet ne, vis tiek pabėgo. Tai va, toks ir kvailas klausimas, kodėl aš nebėgu. Aš noriu čia gyventi, noriu, kad mano vaikai čia gyventų. Man čia patinka klimatas. Nėra taip karšta kaip Graikijai. Man čia viskas patinka, išskyrus va šitą respubliką, kuri vadina save respublika, tačiau kartoju, įstatymai jokie neveikia. Ką man dabar daryti? Bėgti? Ne, tikrai nebėgsiu.